pradėti. Visi dalyviai pasiruošę, visi žiūrovai žiopso, galime pradėti valstybinės Lietuvių kalbos komisijos suorganizuotą kalbos forumą, kurio pavadinimas Kieno rankose lietuvių kalbos kūryba. Aišku, kalbos komisija sugalvojo tokią temą greičiausiai ne šiaip, nes šitos temos kalbos kūrybos yra jau senos ir net nustebsite sužinoję daug, kai kurie klausytojai turbūt, kad jos tokios senos, kad 100 metų skaičiuoja. Aš nekalbu jau apie 18 amžiaus diskusijas, aš tada prisiminkime tarpukario, kai Jablonskis išvadintas blusininku, kalbos susintoju ir taip toliau. Ir tai darė niekas kitas, kaip mums žinomi Vaižgantas, Krėvė, Sruoga ir taip toliau, ten peštinės būdavo. Bet kita vertus, ar mes Žemaitės raštus paskaitytume, jeigu nebūtų prikeišęs Jablonskis ir kiti jos raštų tvarkytojai. Dabar atrodo, išleido jos raštus jau neredaguotus, bet aš tai nedrįstu nei pirkti, nei žiūrėti, kas ten parašyta. Va. Taigi, kalba, mes suprantame, yra iš esmės šios temos kontekste dviejų krypčių. Tai pirmiausia dialektai, sociolektai, šnekamoji kalba ir panašiai. Tai ta kalbos sritis, kuri niekaip nereguliuojama, vadinasi, patys vartotojai ją ir vartoja, ir kuria. Reguliuojama yra vienintelė kalbos atmaina, tai standartinė kalba. Dar kartais vadinama senoviškai bendrine kalba. Va, tai ją mes, aišku, vienaip ar kitaip reguliuojame, nes iš dalies teisūs tie, kurie sako, kad čia medinė, dirbtinė, sukurta kalba. Taip, čia mes prieš pastatome kultūrą ir natūrą. Standartinė kalba yra kultūros dalykas. Taip pat reikia nepamiršti, kad standartinė kalba anksčiau buvo, arba bendrinė kalba ne visada buvo tokios, kaip dabar mes įsivaizduojame. Iš pradžių net ir vadinama buvo rašomoji kalba, literatūrinė kalba, tai iš esmės rašto kalba. Mes tik tai 20-ojo amžiaus antrojoje pusėje pradedame kalbėti bendrine kalba. Tai yra ta kalba, kuri yra vienaip ar kitaip reguliuojama, aprašyta žodynuose, egzistuoja normos, kurių reikia laikytis mokykloje, televizoriuje ir taip toliau. Kita vertus, mums labai sunku pasakyti, o kas iš tikrųjų yra kalbos kūryba. Aš suprantu, galime žodį kokį nors sugalvoti, bet jeigu pasakyta gramatikos taisyklė atitikti, ką atstovauti kam, tai ką čia prigalvosi, ką čia prikursi. Vadinasi, ta kūryba kalbos yra iš esmės labai toks ribotas dalykas. Tai va, apie visus šitos dalykus mes čia susirinkome pasikalbėti ir aš noriu pristatyti mūsų kalbos forumo dalyvius. Kalbos forumo tvarka jau nusistovėjusi, kadangi tai ne pirmasis kalbos forumas, galite YouTube'e susirasti ir ankstesnius forumus. Kalbos forumų tvarka daugmaž nusistovėjusi. Pirmiausia yra pakviesti 3 pranešėjai. Paskelbiu, kas jie tokie. Tai Lietuvių kalbos instituto bendrinės kalbos tyrimų centro mokslo darbuotoja daktarė Agnė Aleksaitė. Jos pranešimas, kas kuria naujadarus, visuomenį ar kalbininkai. Antras pranešėja Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos docentė daktarė Jolanta Vaskelienė. Jos pranešimas lietuvių rašytojai, naujadarų kūrėjai. Na ir trečiasis pranešėjas Kauno technologijos universiteto profesorius Saulius Keturagis. Jo pranešimas, kaip ir priklauso technologijos universiteto žmogui, kaip dirbtinis intelektas privers lietuvius nustoti
pyktis. Diskusijoje papildomai dalyvaus, dabar pasakau tik tai vardus ir pavardės, visus titulus pristatysiu po pranešimų. Tai Jogilė Teresa Ramonaitė, Egidijus Zaikauskas, Agnė Žagrakalytė ir Asta Bučienė. Taigi, pereiname prie pirmojo pranešimo. Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centro mokslo darbuotoja daktarė Agnė Aleksaitė. Kas kuria naujadarus, visuomenė ar kalbininkai? Įdėmiai klausomės. Pageidavimas pranešėjų netempkite ilgiau kaip 10-15 minučių. Ačiū už pristatymą. Labą dieną. Mano pranešimo tema, kaip minėjo, kas kuria naujadarus, visuomenė ar kalbininkai? Turbūt ne vienas iš mūsų esame girdėję šį paplitusį mitą, kad naujus, keistus žodžius kuria tik kalbininkai ir jie dėl to yra kalti. Kalbininkė Rita Miliūnaitė viename savo interviu paaiškina, iš kur kilo šis mitas. Cituoju. Tikrai jau seniai gyvuoja toks mitas, kad kalbininkai nieko daugiau neveikia, tik sėdi ir kuria naujus baisius žodžius. Ir geriau esą jie to nedarytų. Šis mitas greičiausiai atspindi daugiau kaip 100-mečio senumo istoriją. Bendrinės kalbos kūrimosi pradžioje kalbininkai iš tiesų aktyviai stengėsi atsikratyti slavybių, germanybių ir specialiai kūrė lietuviškus atitikmenis arba jų ieškojo liaudies kalboje. Tai, kad šis mitas yra ne iš piršto laužtas ir ne pačių kalbininkų sugalvotas, įrodo ir vartosenos pavyzdžiai. Internete apstu tokių tekstų. Cituoju. Tačiau, kai mūsų kalbininkai pradeda kurti tokius naujadarus, kaip vaizduoklis, vielabraukis, atmintukas, vertiklis, tai tada geriau jie išvis kažko panašaus nekurtų. Kitas pavyzdys. Pagaliau pats kalbos komisijos noras primesti be jokio poreikio išgalvotus prasminius naujadarus tiesiog erzina. Dar vienas pavyzdys. Nekalbėk už visus aitišnikus, kad jie nesiūlo žodžių. Pasikartosiu, kad ne kalbininkai, o savo srities specialistai kuria naujadarus. Taip man aiškino patys kalbininkai. Žinoma, tai nebūtinai neginčijama 100% taisyklė. Te noriu pasakyti, kad pulti kalbininkus yra kvaila jau vien todėl, kad apie jų darbą mažai kas ką žino. Bet jei nepatiko žodis, tuoj šuns dienas deda kalbininkus. Bet gal ne jie tą žodį sugalvojo. Ir dar keli pavyzdžiai. Kodėl kalbininkai vis prigalvoja juokingai skambančių žodžių, kurių žmonės vis tiek nevartoja? Jų kalba gyvas organizmas, todėl negalima vadovautis prieš 100-metį sukurtomis taisyklėmis ir pamiršti aktualijas. Na ir pats naujausias pavyzdys, tekstas, publikuotas rašytojos Kristinos Sabaliauskaitės pernai metais portale LRT LT ir rašytoja teigia, lietuvis kalbos vartotojas ir kūrėjas iš gimtosios kalbos kūrimo proceso beveik pašalintas. Naujus žodžius, dažniausiai gremėzdiškus, mažybinius, beviltiškai kvailai ir pretenzingai skambančius, lietuviškai gali sukurti tik kalbininkai. Taigi, kaip matome, visuomenėje šis mitas vis dar yra labai paplitęs ir gajus. Lietuvių kalbos naujažodžių domenynas, kuris yra viešai prieinamas visiems kalbos vartotojams internete, puslapyje e-kalba LT, puikiai įrodo, kad visi žmonės kuria naujus žodžius, tikrai ne kalbininkai. Labai trumpai reikėtų išsiaiškinti, kas yra naujažodis, kaip mes suvokiame naują žodį. Tai Lietuvoje, atrenkant duomenis šiam domenynui, mes remiamės naujažodžių teoriją ir praktikoje pripažintų kriterijumi. Kitaip tariant, jei kokio nors žodžio ar jo reikšmės mes nerandame ekrane išvardintose žodynuose, vadinasi, tai yra naujas kalbos faktas, naujas žodis ir mes jį įtraukėme į naujažodžių domenyną. Svarbu pažymėti, kad šiame domenyne yra kaupiami ir stilistiškai nežymėti, tai yra referentiniai naujažodžiai, kurie pavadina naujas realijas, daiktus, reiškinius. Jie būtini, kad mes galėtume susikalbėti, kai keičiasi mūsų gyvenimas.
Taip pat šiame domenyne kaupiami ir stilistiškai žymėti ekspresiniai naujažodžiai, kuriuos mes vartojame, kai norime išsiskirti iš pilkos masės, kai norime atkreipti į save dėmesį, pagyvinti savo kalbą arba tekstą, arba parodyti savo emocinį santykį su tam tikra situacija arba tam tikru žmogumi. Ir dabar pereikime prie konkrečių pavyzdžių. Žinoma, naujažodžių domenyne yra fiksuota labai daug vartosenos sričių, nuo aplinkos iki žvejybos, jų visų aš čia neaptarsiu. Keli pavyzdžiai iš politikos, karybos ir visuomenės vartojimo sričių. Kas kuria žodžius? Konkretus pavyzdžiai. Mes visi žinome daiktavardį liūdesys. Jį vartojame, kai būna liūdna. O ką sakyti, kai būna kraupu? Greičiausiai pagal daiktavardžio liūdesys analogiją vertėja Irena Aleksaitė, rašydama apie karo Ukrainoje vaizdus, pasidaro naujadarą kraupesys. Siaubingas, pasibaisėtinas reiškinys, įvykis ar situacija. Politikas Vytautas Landsbergis su šia priesaga pasidaro dar vieną naujadarą – blogesys. Ironiškas žodis, blogas būvis ar būsena. Pasaulinio karo grėsmės, agresyvios Rusijos užsienio politikos akivaizdoje tampa aktualūs ir kiti profesoriaus sukurti žodžiai. Pavyzdžiui, pilna kelnis, ironiškas žodis, kas pilnomis iš baimės kelnėmis, bailys. Sąžvėra, niekinamasis žodis, sužvėrėjęs žmogus ir taikpliurpys. Ironiškas žodis, kas tuščiai kalba apie taiką, bet jos nesiekia. Profesoriaus sūnus, laikų rašytojas Vytautas Landsbergis ir viešųjų ryšių ekspertas Mykolas Katkus vartoja būdvardį išplausmėgenis. Menkinamasis žodis, kuris išplautomis smegenimis, tai yra apdorotas ideologiškai ir nesugebantis kritiškai mąstyti. Tokį reiškinį, kai Europos šalių politikai pataikauja Vladimiro Putino valdomai Rusijai, architektas Audrys Karalius apibūdino daiktavardžiu putlaižiavimas. Niekinamasis žodis, nusižeminantis pataikavimas diktatorius Vladimiro Putino valdomai ir Ukrainą užpuolusiai Rusijai. Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė vartoja daiktavardį kinkadrebis. Ironiškas žodis, tai yra kinkų drebinimas, baimė. O žurnalistas Rimvydas Valatka taip pat pasidarė panašų daiktavardį – kinkadrebystė. Karybos apžvalgininkas, gynybos ir saugumo ekspertas Aurimas Navys, rašydamas Rusijos ir Ukrainos karo apžvalgas, sukuria ne vieną naujadarą. Pavyzdžiui, karovizija. Ironiškas žodis, politikų lenktyniavimas, kas labiau žmonės išgąsdins karu. Palyginkime, gamtos fotografas Marius Čepulis, rašydamas apie gamtos virsmą pavasarį, pasidarė naujadarą gamtovizija. Tai yra laukinės gyvūnijos pavasaris skleidžiamų garsų visuma. Šių dienų kontekste itin prasmingas naujadaras norimybė, tai yra norimas dalykas, norima matyti realybę. Šį naujadarą savo tekstuose labai dažnai vartoja mano minėtas karybos apžvalgininkas Aurimas Navys. Žurnalistas Tadas Ignatavičius, vertindamas pernai metų vyriausybės laikyseną per vadinamąjį čekiukų skandalą, tai yra nuoroda į Andriaus Tapino akciją Skaidrinam, sukūrė naują politiko pavadinimą – Krisdirbys. Kas geba nuolat sukelti krizes. Buvęs krašto apsaugos ministras, istorikas Arvydas Anušauskas sukūrė ironišką vietos pavadinimą – Žliumbikla, vieta, kur žliumbiama. Dar keli pavyzdžiai iš maisto vartojimo srities. Domenyne pateikta nemažai vartosenoje paplitusių užkandžių pavadinimų pasidarytų su priesaga ainis. Dešrainis, mėsainis, jų apibrėžčių jums tikrai net nereikia sakyti. Žinoma, iš pradžių šie naujadarai ne visiems patiko, todėl analogiškai buvo pasidarytas pašiepiamas kalbininko pavadinimas – kalbainis. Nors dabar vartosenoje randasi vis daugiau įvairių užkandžių, kepinių ir patiekalų pavadinimų pasidarytų su priesaga ainis. Pavyzdžiui, virtuvės šefas Alfas Ivanauskas vartoja naujadarą grybainis, tai yra suvoštinis su grybais. Jo kolegė garsi kulinarė Beata Nicholson vartoja naujadarą šokoladainis. Šokoladinis pyrago gabalėlis braunio atitikmuo. Profesionalus kikboksininkas Sergejus Muslubojevas vartoja naujadarą daržovainis, suvoštinis su daržovėmis, mėsainio atitikmuo. Dar visai neseniai knygų mugėje buvo diskutuota, kasgi iš tiesų kuria naujadarus. Diskusija vadinosi ir vėl tie kalbininkai prikūrė vielabraukių.
buvo pristatytas Ritos Miliūnaitės parengtas sudarytas žodynėlis naujadarai, kurie gali praversti. Renginio svečias buvo rašytojas teisininkas Justinas Žilinskas, kuris teigia, cituoju, aš puikiai atsimenu, kaip vaikystėje piktinausi, kai skateboardas tapo riedlente, o windsurfas tapo burlente. Man tuo metu buvo gal 13-14 metų ir man tai atrodė nesąmoningi žodžiai. Dabar prabėgo jau daugiau nei 20 metų, tie žodžiai įsiliejo į kalbą ir įsitvirtino. Kitas pavyzdys, man iki šiol yra nepriimtinas žodis dešrainis, tačiau mano vaikai jis sako kaip visai normalų žodį. Vadinasi, visa tai yra procesas. Citatos pabaiga. Akivaizdu, kad naujadarų kūryba tai yra procesas ir ar žodis prigis bus vartojimas priklauso nuo žmonių. Mums lietuvių kalbos naujažodžių domenyne yra svarbu fiksuoti, kas pirmasis pavartojo arba kas sukūrė naujadarą, būtent tam, kad mes paneigtume mitą, neva kalbininkai kūrė naujus žodžius, nes taip nėra. Skaidrėje matote informaciją apie naujadarą vielabraukis, čia mes fiksuojame ir kalbos mitus. Jūs turbūt esate girdėję šį paplitusį mitą, kad neva kalbininkai sukūrė žodį vielabraukis, na ir siūlė jį vartoti vietoj skolinio troleibusas. Domenyne yra įrašyta pastaba vartotojams, kad tai tikrai nebuvo. Tokių siūlymų niekada nebuvo. Dar vienas pavyzdys, naujadaras radarom, tapęs 2023 metų žodžiu. Čia taip pat yra fiksuota informacija. Rita Urniežiūtė nustatė ir išsiaiškino, kad šį naujadarą sukūrė LRT generalinės direktorės pavaduotojas Gytis Oganauskas. Mums svarbu fiksuoti ne tik, kas pirmasis pavartoja ar sukūrė vieną ar kitą naujadarą, bet ir pačias sukūrimo aplinkybes, kaip gimsta žodis. Kartais pavyksta užčiuopti, pagauti ir tokių vartosenos pavyzdžių. Pavyzdžiui, naujadaras pareigūninė, tai yra policijos komisariatas, buvo pasidarytas laidoje Laikykitės ten, kai žurnalistas Andrius Tapinas kalbino humoristą Mantą Katlerį. Vartosenos pavyzdžio neskaitysiu, jūs jį matote ekrane. Ir vyrų juokas, tai, kad jie juokiasi, išduoda, parodo, kad jie ką tik sukūrė naujadarą. Tas žodis jiems yra keistas, kelia šypseną, kelia juoką. Žinoma, šis naujadaras vėl buvo pasidarytas su įprasta vietų pavadinimų priesaga ine, pavyzdžiui, ligoninė, vaistinė ir panašiai. Kartais naujadarai sukūrimi, net nejuntant jų naujumo, kad buvo pasidarytas naujas žodis. Pavyzdžiui, sidabrasparnis, turintis sidabrinius sparnus. Bendrinės lietuvių kalbos žodyne fiksuoti būdvardžiai baltasparnis, geltonsparnis, juodasparnis, margasparnis ir kiti. Sidabrasparnis buvo pavartotas šių metų rašytojos Agnės Žagrakalytės nacionalinio diktanto tekste Invazinė rūšis. Na ir čia tik pati teksto autorė galėtų atsakyti, ar šis žodis gimė netyčia, net nejuntant, kad buvo pasidarytas naujadaras, ar siekiant sukurti naują žodį sąmoningai tyčia. Televizijos laidų vedėjas, aktorius ir visuomenininkas Algis Ramanauskas greitai laidoje Visi kalba diskutavo su Vilniaus universiteto dėstytoju kalbininku Antanu Smetona apie galimą svetimžodžio parkingas atitikmenį – naujadarą parkvietę. Greitai pacituosiu vartosenos pavyzdį. Algis. Gerai, o ką daryti su automobilių stovėjimo aikštele, kai žodis parkas lietuvių kalboje seniai yra legalus? Antanas. Parkingą jūs čia turit galvoj. Algis, aš sakyčiau parkvietę. Lietuviškai tegul tebūnie parkvietę. Antanas, parkvietę? Dar įdomesnis. Taip, visai normalus žodis. Algis, matot, man dažnai sako, tu čia tik kritikuoji, nieko nesiūlai. Aš siūlau ir daug siūlau. Antanas, labai normalus žodis. Va išgirdom parkvietę ir jeigu tauta pasigaus, prašau. Taigi, kaip matome, šioje laidoje dar kartą buvo akcentuota, kad ar naujadaras prigis, paplis priklauso nuo žmonių, ar jie tą žodį pasigaus ir vartos. Nors šis mitas visuomenė vis dar yra labai paplitęs, kad naujus žodžius kuria tik kalbininkai, lietuvių kalbos naujažodžių domenyno sudarytoja kalbininkė Rita Miliūnaitė teigia, mes matome jau teigiamus pokyčius, kad žmonės priprato, kad jie patys, o ne kalbininkai gali kurti žodžius, kad naujas taiklus žodis gali padėti ir verslui, ir politikai, ir dėmesio trokštantiems įtakdariams. Tokių įrodymų pilnas minėtasis domenynas.
Lietuvių kalba mūsų visų, o šis naujažodžių domenynas yra puikus įrodymas, kad naujus žodžius kuria visuomenė, o ne kalbininkai. Tiesa, dabar daug diskutuojama apie dirbtinį intelektą, kad dirbtinis intelektas yra grėsmė žmonių kūrybai. Aš paklausiau populiaraus pokalbių roboto ChatGPT, kas kuria lietuvių kalbos naujadarus. Žinoma, šiame atsakyme yra daug klaidų, bet svarbiausias yra vienas sakinys. Lietuvių kalbos institutas kartu su mokslininkais, kalbininkais ir visuomenė dirba kuriant naujadarus. Taigi galime pajuokauti, kad jau net dirbtinis intelektas supranta, yra išmokytas, kad naujus žodžius kuria tikrai ne kalbininkai. Tam reikia ir visuomenės pastangų. Ačiū už dėmesį. Labai ačiū, Agnei. Manau, klausimai bus po visų 3 pranešimų, juoba, kad reikia turbūt pagalvoti apie tai, ką jis čia pasakė, nes, taip sakant, jos paminėtas kalbainis man patinka, bet šalia yra ir kalbajobas. Gal tai negražu sakyti viešai, bet yra. Ir taip toliau. Tai apie tai aš siūlau padiskutuoti po to, kai bus pasakyti arba perskaityti visi pranešimai, o dabar suteikti žodį antram pranešėjui. Tai Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos docentė daktarė Jolanta Veskelienė. Lietuvių rašytojai, naujadarų kūrėjai. Prašom, Jolanta. Ačiū, sveiki. Pasirinko mano pranešimą, iš tikrųjų Aurelija, visaip mąsčiau, kaip pavadinti. Na ir jisai pabandė. 2019 metų sausio mėnesio Nemune galite susirasti archyvę, pažiūrėti, kaip jam taip išėjo. Tai yra, žodžiu, vienas kelias, kuris galėtų mus išvesti iš situacijos, kai mes esam informacijos persitomtoje terpėje, kai mūsų dėmesio neužtenka viskam įsigilinti, viskas yra paviršutiniška. Kitas yra kelias, apie kurį daugiau norėčiau pakalbėti, ir jisai susijęs su taip vadinamoju predictive writing, tai yra numatytojų rašymų ar numatytoje kūryba. Na ir pirmasis projektas, tai buvo tais pačiais 19 metais, Google pasiūlytas, aš čia video jungęs, kur tai yra galima susirasti, turbūt ir gerai tą žinote, pasiūlytas projektas, kuris buvo pavadintas Smart Reply. Jungus tam tikrą dirbtinio intelekto opciją, angliškai iš pradžių, o šiuo metu prancūziškai, ispaniškai ir portugališkai vykdoma komunikacija yra jau tarpininkaujama dirbtinio intelekto varikliuko. Na ir dirbtinio intelekto algoritmas išanalizuoja mūsų susirašinėjimą ir į daugmaž perkanda stilių, tai buvo bent jau Google skelbiama, ir pasiūlo kiekvienu atveju po 3 atsakymo variantus. Ir mums belieka tik tai pasirinkti vieną iš jų. Na ir galime įsivaizduoti situacijoje, kurioje mes skubam, mes neturim laiko, mums reikia atsakyti greitai, nes laukia dar 100 laiškų, kuriuos reikėtų atsakyti. Pasirodė, tai yra labai populiari paslauga. Na ir šiandien šiuo atveju Google Smart Reply, kaip statistika rodo, yra maždaug 17% visų laiškų Gmail'e anglų kalba yra atsakoma naudojantis būtent padedant šitam dirbtinio intelekto pagalbininkui. Ir jeigu pasižiūrėti, kokie yra pavyzdžiai tų atsakymų, akivaizdu, tai yra labai lakoniški, nedaugiau 6-7 žodžių. 2015 metais pats populiariausias atsakymas buvo toks labai neįpras I love you. Šiandien pats populiariausias atsakymas yra why, kodėl. Egzistuoja sąrašai pačių populiariausių atsakymų, egzistuoja net tam tikra kultūra, juos registruojanti.
Kas mums šiuo atveju yra svarbu? Yra svarbu kai kurie tyrimai parodantis, kas atsitinka tokiu atveju, kai mes kalbą pavedam ne kalbininkam, ne rašytojam, bet pavedam štai tokiam technologiniam įrenginiui, kuo jisai užpildo mūsų kalbinį diskursą. Paaiškėjo, kad atsitinka štai kas. Jeigu šiaip susirašinėjimas visiškai perduodamas štai tam Google Reply, pozityvi nuotaika komunikacijai ūgteli beveik trečdalį. Kitaip sakant, komunikacinis laukas tampa linksmas, visi tampa labai pozityvus, neigiamų nuotaikų sumažėja ir, akivaizdu, kad kokioj dalykiniai komunikacijoje tai yra labai sveikintinas dalykas, bet mes suprantame, kad tokio tipo įrenginiai, jeigu jie įsigalėtų, jie paveiktų ne tik tai dalykinę komunikaciją, bet jie paveiktų visą kalbinį lauką. Na ir jeigu jau dabar grįžti prie mūsų diskusijos temos ir mano pranešimo temos. Diskusijos tema, kieno rankose yra lietuvių kalba. Mano diskusijai siūloma tema, koks čia būtų receptas lietuvius padaryti geresnius, ne taip tarpusavėje besipykstančius. Tai pusiau juokais būtų galima sakyti, kad mums reikėtų prašytis Google į Smart Reply kalbų sąrašą įvesti lietuvių kalbą. Na ir viskas, daugiau nieko nereiktų daryti. Automatiškai trečdaliu maždaug ūgteltų pozityvumas mūsų ir galbūt mes populiarioje vakarų kultūroje galų gale turėtume bent vieną kitą pozityvų herojų. Į savo kolekciją mielai tokį įsirašyčiau. Ne taip juokingai kita išvada galėtų skambėti, nors kokie čia juokai. Akivaizdu iš tokio tipo projektų ir su jais susijusių tyrimų, kad jeigu mes kalbam apie kalbos kontrolę, šiandien jinai galbūt labiau priklauso ne nuo kalbininkų ir ne nuo rašytojų, bet nuo kalbos technologizacijos procesų. Ir dėja, sakykime, jeigu klausti, o koks algoritmas, kokie jo parametrai slypi už šitos procedūros Smart Reply, tai algoritmai tokio tipo paslaugų yra viena didžiųjų šių dienų paslapčių, nieks jų neatskleidžia ir visuomenė labai mažai jos gali įtakoti. Iš esmės suprantam, kad kalbos technologizacija jau turbūt būtų atidavimas kažkokios tai konkrečios kalbos į rankas kieno, netgi negalėtume mes atsakyti iš tą klausimą ir negalėtume turbūt ir prognozuoti pasekmių. Tai aš šiuo atveju norėčiau atkreipti būtent savo pasisakymo tokiu labai lakonišku, nes laiko tikrai labai apibrėžtai skirta, dėmesį į dar vieną narį šitoj dilemoje, kalbininkai rašytojai. Ne, yra dar vienas narys, tai yra algoritminės paslaugos, kuriuose kalba kaip komunikacijos priemonė dalyvauja. Na ir štai vienas iš tokių, turbūt greičiausiai populiariausių paslaugų paketų, Google siūlomas Smart Reply. Ir jo rezultatai, kurie rodo, jog jo naudojimas labai stipriai paveikia kalbinį komunikacinį lauką. Jisai lakoniškėja, vienas dalykas, antras dalykas, galbūt tai yra jau pozityviau. Nuotaika visų susirašinėjančių atrodo geresnė. Ar jie iš tikrųjų geresnės nuotaikos šiuo atveju besikalbantis didelis klausimas, bet bent jau iš komunikacijos jie taip atrodo. Na ir čia paskutinį pavyzdį aš norėjau pademonstruoti, kad jeigu galvoti, ar egzistuoja lietuvių literatūroje taip vadinamasis predictive writing kaip tam tikras literatūrinis fenomenas, tai labai apsidžiaugiau pamatęs šių metų vasario mėnesio berods paskutinėme literatūros mene Dainiaus Dirgėlos eksperimentinį eilėraštį pagal SEO, jums gerai žinoma, tinklalapių
marketingą tam, kad paieškos sistemos juos greičiau ir reprezentatyviau surastų. Tai štai mano pranešimas toks su keliomis tezėmis greta kalbininkų ir greta rašytojų. Norėčiau diskusiją traukti dar vieną elementą, būtent algoritminius komunikacijos dalyvius, kurie akivaizdžiai taipogi įtakoja kalbą. Ačiū. Labai ačiū. Netikėtas ir įdomus pranešimas tam tikru nauju rakursu. Jau seniai pastebėta, kad ta sosiūriškoji, dar ir anksčiau galima sakyti, skirtis kalbos rašytinė, sakytinė, šiandien pradėjo nykti su technologijomis ir kalbėjimas / rašymas atsiranda realiuoju laiku ir tai yra visiškai nauja kalbos atmaina. Ir dabar netikėtai pamatome 4. atmainą į tą susirašinėjimą, susikalbėjimą realiuoju laiku įsiterpia algoritminė kultūra, kaip jūs pasakėte. Tai labai įdomus dalykas. Taigi, prieš pereidami prie diskusijų, išklausę šitų įdomių pranešimų, susipažinkime ir su diskutantais. Pristatau. Tai Lietuvių kalbos instituto mokslo darbuotoja daktarė Jogilė Teresa Ramonaitė. Vienas. Antrasis kalbėtojas yra Europos komisijos vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamento vertėjas, terminologas, daktaras Egidijus Zaikauskas. Ir turbūt neišduosiu didelės paslapties, tarp mūsų ir dar vienas rašytojas. Toliau rašytoja, redaktorė Agnė Žagrakalytė. Visiems žinoma, tikriausiai, čia ką nors ypatingo pristatinėti nereikia. Ir susipažįstame su tuo drakonu ir melioratoriumi, kuris skriaudžia visus rašytojus. Tai auksinės lūpos premijos laureatė, redaktorė Asta Bučienė. Taigi, mielieji, iš viso to, ką jūs čia pasakėte, man kilo klausimas, o kas yra iš tikrųjų lietuvių kalbos kūryba? Naują žodį sukurti, naują leksemą sukurti, ką čia privardino gražių žodžių, čia prisirašiau visokių tokių įdomybių, šalia vėlabraukis pasirašiau šiknabirbis, jeigu kas nors nežino, tai yra motociklas, jeigu tą, kad šalia kalbainio prisiminiau, Jolanta labai daug visokių prirašė žodžių ir pavyzdžių, bet man visą laiką kamuoja ir su studentais nuolatos aptariu. O kasgi yra lietuvių kalbos žodžių daryba? Tradiciškai mes kalbame apie tai, kad tai yra gausinimo žodžių būdas ar dar kažkaip panašiai. Juk tai yra absoliutinė tiesa. Žodžių daryba yra algoritmai. Kaip tik siekis sumažinti visokių naujų žodžių. Padaduotas modelis, jeigu sakom, koks nors mažybė su priesaga elis, nereikia atsiminti daug žodžių, bet štai galiu vardinti, ką matau už lango, namelis, garažėlis, automobiliukas, sodelis, berželis, langelis ir taip toliau. Ir prikuriu krūvas žodžių. Klausimas, prikuriu, pasidarau pagal modelį, ar vis dėlto tai yra ne kūryba, o daryba, darymas pagal modelį. Kas yra kūryba? Ar tik okaziniai dariniai? Ar tik tie, kurių nėra žodyne? Beje, man užkliuvo, ne visi žodynuose esantys žodžiai yra naujažodžiai. Pavyzdžiui, Lietuvių kalbos institutas žadėjo dar parašyti 5 tomus. Vadinasi, mūsų didžiojo žodyno, vadinasi, ne visi žodžiai ir seni yra surašyti. Taigi, kartoju klausimą. Kas yra lietuvių kalbos kūryba? Ar mes nepasiklystame tarp 2 pušų? Kalbėjimas laisvas. Kas norit? Kelkit rankas, įsijunkit mikrofonus. Pirmin.
Agnija. Taip, kad jau paminėjote žodynus, tai turbūt turėčiau aš ir atsakyti, kaipgi yra. Taip, mes žinome šį faktą, kad tikrai ne visi žodžiai yra patekę ir į didįjį žodyną, yra spragų. Tai duomenyne mes turime žymą, nenaujas arba nefiksuotas žodis. Kitaip tariant, jis yra registruotas, yra duomenyne, bet jis tikrai nėra tas tikrasis naujažodis. Jūsų labai geras klausimas dėl tos kūrybos. Be abejo, kad, kaip jūs sakote, pagal algoritmus, pagal žodžių darybos taisyklės labai lengva sukurti žodį. Pavyzdžiui, su priesaga iena, kiek daug buvo pasidarytų, visi žinome, laikraštiena, televizijiena ir taip toliau. Toks menkinamasis, žaliavos, prasto produkto pavadinimas. Bet sutikime, kad, kaip jūs ir Antanai minėjote, kurti okazinius darinius, jau kūrybos reikia. Pavyzdžiui, man labai gražus mirties pavadinimas – kiaurakė. Tam jau vis tiek neužtenka žinoti tik žodžių darybos taisyklės. Reikia ir išmonės ir noro kurti. Tai būtų mano tokia mintis. Nematau mikrofonų įjungtų. Agnis ir Egidijus. Tai pirmin. Sveiki visi. Mes šnekam apie kalbos kūrybą kaip apie žodžių kokį nors padarymą. Ar tebūnie pagal darybinį algoritmą, ar kokį kitokį būdą nusižengiant algoritmam. Mano galva, kad kalbos kūryba nėra vien žodžių darymas. Sekundę, Agnę matau, kaip Egidijaus iš karto jums žodis. Kad jūs laikot ranką. Egidijau tęs. Atsiprašau. Matyt, užbėgau už akių ar užšokau už akių Agniai. Turėsiu pirkti kavos. Agnė. Taigi, mano galva, kad kalba kuriama daugybė skirtingų lygmenų, galbūt ne visi tie lygmenys vienodai, teisingiau aišku, kad ne visi lygmenys vienodai pasiduoda kalbos kūrybai, bet akivaizdu, kad kalba kinta. Ir kalba kinta ne pati savaime, o visi aspektai kalbos, visi kalbos lygmenys kinta dėl vartotojų. Ar sąmoningai, ar nesąmoningai, tai čia jau kitas klausimas. Pradedant nuo tarties, kirčiavimo, juk iš kažkur atsiranda kitokie kirčiavimo variantai, kažkokia kitokia tartis. Kas tai yra? Kalbos darkymas, galbūt kalbininkas, žmonių įsivaizdavimų ir turėtų sakyti taip, jeigu tu kirčiuoji nusižengdamas Saussure Fortunatovo dėsniui, tai darkai kalba. Bet galbūt tai yra jau kūrybinis procesas, tebūnie nesąmoningas, kuris po kiek laiko taps norma. Tarties, ilginimas, trumpinimas, vėlgi, kas tai yra darkymas? Ne, tai veikiausiai vėl kažkokie kūrybiniai, tam tikra prasme kūrybiniai procesai. Galbūt nesąmoningi, bet vėlgi. Toliau, gerai, praleiskim leksiką, apie tai daug šnekėta. Žodžių junginių naujų sudarimas arba reikšmių neįprastų. Žodžių pavartojimas neįprastom reikšmėm. Argi tai nėra kūryba? Taigi, realiai mes šnekėdami labai dažnai susidurėm su tokiom situacijom, kai mūsų koks nors pavartotas žodis ar kažkoks junginys visai kitą situaciją apibūdina. Tai irgi kalbos kūryba. Gal netgi kalbininkai pavadintų nauja kolokacija, nauja vartosena, dar kaip nors kitaip. Bet taip, tai irgi būtų. Taigi, turbūt taip pačiu bendriausiu būdu žiūrint, sakytumėm, kad turbūt kiekvienas vartotojas, kuris vartoja tą kalbą, rašo ar ją šneka, jisai yra kalbos kūrėjas. Agnė pirmoji, Agnė antroji, čia kaip tavo mokykloje, žiūriu, dvi jos yra, tai dabar Agnė Žagrakalytė, rašytoja. Ačiū. Aš bijau, kad aš dingsiu, nes jau buvau dingus porą kartų, nes kalbu iš viešbučio, čia gręžia kavą ir išjunginėja internetą. Tai pabandysiu greičiau. Agnė Aleksaitė minėjo diktanto sidabriasparnį. Aš net negalvoju, kad aš sukūriau kažkokį žodį. Man atrodė, kad tiesiog prašai ir tiek. Ir man reikėjo to žodžio dėl IA rašybos. IA ar E. Tiesiog specialiai tokią žarijų duobę iškasiau rašytojams. Ir šiaip aš net nežinau, kad aš kuriu tos žodžius. Aš manau, kad tiesiog, tai gal tai labiau žodžių daryba yra.
Pavyzdžiui, aš turiu žodį eilėraščiuose, ypač aš daug tų žodžių prirašau, paskui žinau, kad jų iki tol nebuvo. Turėjau tokį žodį pizdužė, lapytės ugnis, uodega pizdužė, kaip širdužė, žiemužė. Arba žodis taišku. Radau jį prie naujadarų, kad paminėtas 2020-2022 tinklapiuose, bet 2014 metais prozos knygoje Klara aš tą žodį vartoju ir labai dažnai. Taišku, kad aišku, ir redaktorė leido. Kartais redaktorės, ypač naujos, su kuriam nedirbu, man rašo, kad nėra tokio žodžio, bet aš tada sakau, aš jį sukūriau ir man jo reikia. Ir tada sako, gerai, leidžiam. Pavyzdžiui, pavyzdys buvo, kai iš žaliais ir auksiniais dryžiais išmargintos statinaitės gero rankinuko didumo į sidabro kėliškėlį kliūsteli saldžiai žandus nurainuojančios degtinėlės. Sakė, kad nėra žodžio nurainuoti, bet jeigu yra... O, Agne, užkliuvot? Labiausiai... Viskas, Agne, jūsų internetas pradėjo buksuoti. Nu, Agne, kol kas jūs pabandykite atsigauti, nes jūsų balsas sustojo. Prisimenu, Egidijus parašė, Agne, užsirgai. Prisiminiau, Agne, gal atsigavot? Tarkit žodį. Girdžiuosi? Ar girdžiuosi? Dabar girditės. Dabar girdim. Taip, norėjau pasakyti, kad mane dabar labiausiai domina melagių kartoteka. Tie žodžiai, kurie buvo į žodyną siūlomi, bet paskui paaiškėjo, kad jų nėra. Aš norėjau rašyti tokį darbą apie melagių kartoteką, sužinojus, kad daugiausia melagių kartoteko žodžių yra iš Vaškų miestelio. Norėjau rašyti apie vaškus, bet čia jau kita istorija. Bet kai pradėjau aiškintis, kokie žodžiai toje melagių kartotekoje yra ir papasakojau tai vaškiečiams, jie buvo labai supykę ir nustebę, kaip tai tų žodžių nėra, jeigu mes kasdien juos vartojam. Pavyzdžiui, žodis lojiesi. Tai kasdienis vaškiečių žodis. Ir tada aš tos žodžius pradėjau traukti į naujus eilėraščius. Ten lojiesi ir koliojasi ant mūsų. Tai va čia toks mano naujas žaidimas. Tos žodžius, kurių atseit nėra žodyne, padaryti juos veikiančius. Gal pradžiai tiek. Taip, tai juk mus ir nuo mažens mokė tarmės pagrindinis bendrinės kalbos turtinimo šaltinis. Šito mes nepamirštame. Kažką norėjau pasakyti dar apie... Taip, sakykite. Dar norėjau pasakyti, kad dar viena mano, kaip daug apie prancūzus ir belgus rašančios problema, yra upių pavadinimai. Pavyzdžiui, Briuselio upė, tai yra Zėnė. Nėra kur tos Zėnės. Rašo Seną, bet tada painiosim su Paryžiaus Sena. Arba netoli Metso yra upė Seije, irgi aš jos negaliu rasti. Tai man tiesiog sunku su ypač mažesnių upė pavadinimais. Ačiū. Taip, suprantama. Tai yra pasaulio žinynas vietovardžių, bet matyt visko neapima. Pasaulis per daug įvairus. Egidijus paminėjo apie kalbos kitimą. Iš tikrųjų, tas kalbos kitimas demonstruoja mums labai ir kūrybą, ir kitą kartą susimą kalbos ir panašiai. Bet aš norėčiau klausytojams parekomenduoti, čia jau ne filologams, o šiaip klausantiems mūsų žmonėms parekomenduoti. Jūs atsiverskite YouTube'ą ir ten yra dokumentiniai filmai. Pavyzdžiui, tarpukario 35 metų, pasižiūrėkite kokių 50 metų tarybų Lietuvos kroniką ir kokių 80 metų. Ir pamatysite ryškų kalbos kitimo pavyzdį. Tai čia kalbos dėl to, taip sakant, labai galite ir nustebti. Nors kai skaitome broliai ir seserys, imkit mane ir skaitykit, to kitimo ir nesimato. Gerai, toliau kalbamės, kas nori dar kokių minčių pasakyti apie kalbos kitimą. Jogilė, Jolanta.
Aš Armana. keletą žodžių, kol sugalvos gerai, Jogilė. Labai įvairių minčių kyla man vis vien ir mąstant apie tuos, vadinamus naujadarus. Ir čia mums turbūt nieko keista, kad leksika vis dėlto matom labiausiai kintantis sluoksnis ir mes labiausiai galime pačiupinėti. Turbūt nei linksnių neišrasime daugiau, nei žodžių junginių, nei sakinių tipų. Užtat nenori ir sugrįžti prie leksikos. Bet aš net mąstydama apie tuos darinius į žodynus neįtrauktus ir vis viena manau, kad esama čia šiek tiek kūrybiškumo, net ir kai kalbame apie visai tokius tipiškus modelius. Nes labiausiai aišku, dėl to, kad žmogus vis tiek vadinasi, jis jaučia, kurį modelį kada pritaikyti. Suprantate, jau čia atsiranda, juk nuo vaikučių pradeda sukurt. Ir aš neatsimenu labai daug iš savo, gal ir turiu kur užsirašiusi, bet kaip dabar atsimenu, pasakiau, kad kažko bijau ir mano mažutė dar tada, o jau tu mamytė ir esi bijotoje. Ir ką aš pasižiūriu, kad jis yra tik antonimų žodynė, jo nėra, jis aišku visiškai tipiškas. O dar toks, nežinau, tik ar galima pavyzdį sakyti, pamatėm kažkur eidamos, žmogus įdegęs buvo ir užmiršo, matyta mano vaikas, kaip pasakyti, kad įdegęs. Sako, oi, koks mamytė žmogus panegrėjusiu veidu. Tai žodžiu, įdegti, tai, aš manau, kad net ir kur visiškai atrodo tipiški dalykai, vis tiek, kada mes kokią parenkam priesagą, kokiam pamatiniam žodžiui, ar tyčia kaip tik parenkam, kur neturėtų būti asmenių įrankio pavadinimo. Aš manau, kad esama ir čia jau to kūrybiškumo ir tikrai manau, kad rašytoja neleis sumeluoti. Netaip seniai skaičiau pranešimą ir apie naujadarus ir ten skaitė Birutė Jonuškaitė. Ir sakau, pasinaudosiu progą paklausti, kaip jūs dabar, ar čia tyčia kūrėte, ar netyčia. Ir ji sakė, pavyzdžiui, kad atsimenanti, kaip kūrė Kregždėlaiškis, jos taipgi ir tas žodis naujadaras, ir taip ir knyga vadinasi, žodžiu, net tam tikra situacija ir kaip jau jis, toks kaip ir tyčia, ar ne? Bet o kitą kartą be abejo, kokie nors ten tipiški, nepaklausiau konkrečiai jos ir suteptinis yra. Man pavyzdžius, suteptinis net jis tikslesnis negu koks sumuštinis, todėl kad tu tikrai jau čia tepi, o ne muši ką nors. Tai žodžiu, aš manau, kad esama ir net tie patys suimas, aš atsimenu gal iš Kalanavičiaus, ten duonos akmenėjimas, net su tais tokiais tipiškiausiais afiksais, jie, vartosena labai gražiai parodo tą kūrybiškumą, bent jau rašytojų kūriniuose. Tai man, pirmas tik žingsnelis yra daryba, bet kitas, ką jis tekste veikia, kaip jis yra pavartotas. O ten be abejo jau tų blyksnių kūrybiškumo yra labai daug. O dar tas, gal jau daugiau nebešnekėsiu, tai noriu pasakyti, kad labai subjektyvus dalykas yra, sako, prikūrė kalbininkai vielabraukių ar ten kokių nors dar kitų žodžių. Sakau iš savo irgi patirties, pokalbis privatus buvo ir kai sužinojo moteris, kad aš kalbininkė, ir prikūrėt jūs. Sakau, o pavyzdį, kur jau čia labai blogai sukurtas. Sako, pavyzdžiui, išnaša. Kas čia per baisiausias žodis? Tai visiškai konkretus pavyzdys. Sako, o kas tam žodžiui negerai? Žmogus jau visiškai brandus pirmas sykį išgirsta žodį, kuris mums absoliučiai yra tipiškas, tai čia tas subjektyvu yra, kad jis gerai padarytas, jis įprastas, dar labai priklauso nuo žmonių. Tai kitam ir visiškai mum įprastas yra labai prastai padarytas. Tai ačiū. Ačiū. Čia iš karto aš rašytojos citatą ir iš karto visiems siūlau pasirašyti, kabutėse. Net nežinojau, kad kuriu žodžius. Manau, gero rašytojo žodžiai. Jogilė. Taip, iš ties aš manau, kad labai geras yra klausimas apskritai, kas yra ta kalbos kūryba ir apie ką mes šnekam, nes viena, kai mes kalbam apie rašytojus ir meninę kūrybą, kur iš tikrųjų
kūryba plačiaja prasme ir kalbos kūryba, ką reiškia kurti kalbą, ir rašytojai būtent ir net nežinodami tą kalbą kūrė, bet daugiau galbūt dėl ekspresinės kažkokios funkcijos ar panašiai. Ir iš tikrųjų, nuo ko ir buvo šiek tiek pradėta pradžioje, man atrodo įdomu yra gal atskirti, kas yra standartinės arba bendrinės kalbos ir kas yra kalbos kūryba. Tai iš tikrųjų, man atrodo, kad reikėtų, kalbant apie, kadangi pavadinime čia nėra bendrinės ar nei standartinės kalbos, tai kalbos kūryba tikrai vienareikšmiškai priklauso visiems, kiekvienam, ar ne? Ir kadangi mano tyrimai yra susiję su Lietuvoje gyvenančių užsieniečių lietuvių kalbos įsisavinimu, tai mano pavyzdys bus vienas iš tokių. Vienas iš mano, tyrimo dalyvių, gerai visai kalbantis lietuviškai, bandydamas apibūdinti ir nuostabą savo italas, norintis pareikšti nuostabą ir pasigėrėjimą lietuviškų sūrių džiugas, bandė sakyti ir sakė staigmeningai geras. Suprato, kad tuo metu kūrė tą žodį, po kiek laiko bandė, tiesiog angliškai pasakė, ką jis turėjo omeny ir norėjo pasitikslinti, ar jo kūryba buvo teisingai suprasta, bet aš manau, kad tokiu atveju, ar ne, kai mes žiūrėtumėm į negimtą kalbį ir girdėtumėm jį sakantį staigmeningai geras, tai mes, aš tikiuosi, džiūgautume dėl to, kad jis sugebėjo, ar ne, taip sakant, visų pirma žinoti žodį staigmena, o ne surprizas, nes galėtų būti surprizingai geras, ar ne. Norėjo, jis toks labai save laikantis puristų, tarp kitko. Žmogus žinojo tą lietuvišką žodį, žinojo, kad prieveiksmį reikia daryti iš būdvardžio, padarė iš daiktavardžio būdvardį ir tada taip sakant, čia reikia padaryti visą didžiulį mechanizmą, taip sakant, visą seką veiksmų, kad padarytum. Tai taip, man atrodo, kad tai yra labai akivaizdu, kai buvo minėti mažų vaikų pavyzdžiai, ar ne, kai jie natūraliai taip daro ir mes galbūt kažkiek natūraliau priimam mažus vaikus. O aš, kadangi tyriu suaugusiuosius, tai iš tiesų mechanizmai yra labai labai panašus, tik tai, kad galbūt taip truputėlį labiau šokiruoja arba labiau atkreipi dėmesį, kai tai sako suaugęs žmogus. Ir tokiu atveju niekaip nepasakytume, kad kažkas yra negerai su tuo, nes jis visiškai puikiai perteikia savo mintį ir toks ir tikslas, ar ne? Jeigu tas, kad ir okazinis darinys perteikia mintį, tai kur problema? Kodėl tai yra problema? Ir galbūt ne visiškai nebūtina viską ir į žodynus traukti, bet yra labai įdomu tyrinėti, kas yra ir kaip buvo paminėta, ar ne, kas yra vartojama, kaip dažnai yra vartojama, kas yra produktyvu, kas neproduktyvu, labai įdomu. Ir būtent kokią funkciją atlieka, tuo ir pabaigė prieš tai pašnekovė, ar ne, sakysi, kad kokią funkciją atlieka. Man atrodo, kad greitai turėsim pridėti naują funkciją, aš tiesiog čia šiaip pamastymui, mes žinom, ar ne, komunikacinė, estetinė, gali būti visokių įvairiausių funkcijų teksto, man atrodo, kad šokiravimo funkcija greitai turėtų būti įtraukta, nes kartais daug dalykų yra, taip atrodo, kad galbūt specialiai dėl, galbūt tokia kultūra yra aplink, kad reikia šokiruoti, nes kitaip net nepatrauksi dėmesio. Nežinau, galbūt čia jums pasirodys ir ne taip. Tai va, tai man atrodo, kad ta kūryba yra vienas gražiausių dalykų, ką žmogus gali daryti, bet tikrai nesutikčiau, kad reikėtų standartinę kalbą bandyti kažkaip, taip sakant, kad reikėtų sutapatinti šios dalykus, kalbos apskritai saviraiškos laisvės prasme ir kad būtinai tai turėtų atitikti visas įmanomas taisyklės. Galbūt toks ir yra, taip sakant, čia turbūt apie tai galės daugiau pasakyti ir redaktorė, ar ne, kur daugiausiai su tuo susiduria, nes tas yra turbūt baisiausia, kai žmogus iš kūrybos, kaip buvo paminėta, ar ne, Agnės, kad man sako, nėra tokio žodžio. Kaip
arba kad negalima kažko daryti. Kaip negalima? Ta prasme, ką reiškia negalima, arba ką reiškia nėra tokio žodžio. Jeigu aš pasakiau, viskas, jis jau yra. Tai kūryba tikrai visų. Labai įdomi mintis atskirti standartinę kalbą nuo to, ką mes kalbą vartojame daug plačiau negu standartinės kalbos funkcijos. Iš tikrųjų, šiandien mes kalbame apie, kadangi standartinė kalba jau įsiveržė į mūsų gyvenimą ir tapo šnekamąją, net vartojam tas, kas nevartoja termino standartinė, vartoja substandartinė kalba, tai jau į mūsų gyvenimą įsiveržusi ir čia tos ribos brėžti vargu ar pavyks, bet iš tiesų tai reikia matyti. Estetinė kalbos funkcija arba, kaip jūs sakote, šokiravimo funkcija ypač svarbi. Juk mes kalbame trim intencijomis. Norime pranešti kažką, norime paveikti kažką, jau tai reikalinga šokiruoti, ir norime išreikšti šitą emociją savo. Taigi, emocijos emocijomis, bet anksčiau ir vėliau, čia visi jūs rašantys žmonės, išduodu paslaptį, net lituanistus redaguoja, žinokite, redaktoriai baisieji. Tai klausimas yra toks, mes čia apie kūrybą gražiai kalbame, o kalbos redaktorius, jis naikina mūsų tą grožį, cenzorius, kūrybos varžytojas, kaip Martinaitis sakė, kalbos melioratorius, ar vis dėlto kažkas kito. Ir čia mes išgirsime tik iš redaktorės, ponia Asta. Tai dar kartą laba diena, aš esu... Ir apie kūrybą, žinoma. Taip, aš esu kalbos redaktorė, kuri daugiausiai dirbo su verstinė literatūra, bet nemažai esu redagavusi, su verstinė ir grožinė ir negrožinė, bet esu visgi nemažai redagavusi ir autorių. Tai pirmiausia atsakysiu į praktinį klausimą rašytojos Agnės apie tos upių pavadinimus. Tai yra labai dažnas redaktoriaus darbo, kaip pasakyti, tokia dažna dalis, kai susiduri su mažais miesteliais ir upėmis, upeliukais ar kažkokiais kitais geografiniais pavadinimais, kurių nėra gerbiamo Antano paminėtuose pasaulio vietovardžiuose. Tai tuomet yra pagrindinė taisyklė tokia, kad visą laiką tas vietovardis yra transkribuojamas pagal tarimą. Jeigu upė tariama Zėnė, tai ji ir bus Zėnė, nors ir jinai rašoma kaip Sena ar kaip kažkas. Taip, tuo vadovaujasi redaktorė. Prašau. Taip, bet šiuo atveju Zėnė ir Sėnė, kadangi Briuselis yra ir Nyderlandakalbių ir Valonų miesto tas centras, tai prancūzai neištaria Z raidės, jie nesako Zėnė. Vieni sako Zėnio, kiti sako Sėnė ir viskas. Ir tada tai jūs pasirinksite kurį nors variantą ir abiem atvejais turėsite argumentą, kad arba taip, arba kitaip, vieni taria taip, kiti kitaip ir bus tas toksai sprendimas. Tai lygiai aš kai nebesusitvarkau, tai kreipiuosi į tą kalbą kalbančius arba iš tos kalbos verčiančius vertėjus ir jie man padeda ištranskribuoti ten kaip tariama olandiškai, belgiškai ar ten kokia prancūziškai, kur tikrai būna sudėtingi tokie mažų miestelių, bet ilgi pavadinimai. Tai tiesiog mes juos padarome bendrom jėgom, ištranskribuojam. Tai toksai būtų kaip mano tikrai labai dažnas reiškinys mano darbe. Tai o šiaip, jeigu kalbant apie kalbos kultūrą, tai čia apie kalbos kūrimą daug čia visko jau buvo pasakyta, tai aš kaip žmogus, tai tikrai esu kalbos kūrėja, nes labai mėgstu kalbėdama visokius tarminius žodžius, labai daug visko ir sugalvoju ir pritaikau ir vaikus savo nustebinu. Betgi kaip redaktorė, tai dažnai tampu, šiek tiek jau jaučiuosi įsispraudus į rėmus, bet niekada neparašyčiau autoriui tokio komentaro,
regis tikrai nesu parašiusi, kad tokio žodžio nėra žodyne. Tai man atrodo, kad čia labai yra svarbu atsižvelgti į autoriaus tą originalumą, kuriant žodžius, ir redaktoriui labai švelniai ir atidžiai žiūrėti į rašytojo darbą. Tai aš stengiuosi taip daryti. Tai būna įvairiai, kai autoriai rašo yra profesionalūs rašytojai ir labai tikrai žino, ką rašo. Būna autorių, kurie parašo pirmą knygą, bet jie vis tiek ją kažkaip parašo. Ir ta knyga yra tikrai, ten reikia labai daug dirbti, kad sutvarkytum skyrybą ir gramatinių klaidų. Bet vis tiek taip, kaip jie ją parašo, kokį pasirenka stilių, kaip jie keikėsi, ar žaliarūta, ar riebiau, ar kažkaip, vis tiek tai yra jų pačių autorių valia, kūryba, ir taip jie nori, ir aš su jais bendradarbiaudama padarau kaip redaktorė, ką galiu, o ta visa kūrybinė pusė, jų knygos mintis ir sumanymas, kaip jie nori kaip jie ją sukūrė, kaip jie rašė, ką jie įsivaizdavo savo skaitytojų, labai svarbu. Čia buvo pradžioje dar prieš mūsų tiesioginę transliaciją buvo paminėta tokia mano viena redaguota knyga, kurioje labai daug necenzūrinės leksikos, labai daug keiksmažodžių, kurie yra, daugelis jų yra atėję, niekam nepaslaptis, iš rusų kalbos. Tai yra knyga apie jaunus žmonės nuo 25 iki 30, dabar Lietuvoje tam tikrą, tam tikrą sluoksnį jaunų žmonių, ir kaip jie kalba, ką jie veikia, ką jie daro, viskas toje knygoje aprašyta, kaip jie gyvena. Ir jeigu tas skaitytojas iš karto pirmame puslapyje suvoks, supras, pajaus, kad šitas žmogus kažkoks išgalvotas, nes kažkas jam liepia keiktis, eiktų po perkūnais arba eiktų šunim šėko pjauti, tai tos knygos tiesiog niekas neskaitys. Tai ta knyga skirta tam tikrai auditorijai, ir tie herojai kalba taip, kaip ta auditorija. Viskas. Čia mes su autorium bendradarbiavom tik tai tiek, kad aš labai daug ištaisiau jo, nors raštingas žmogus, tikrai nieko negali prikišti, bet tiesiog staisėm stilių, gramatiką, sintaksę truputėlį, dėliojamės tiesioginę kalbą, taip tvarkingiau. O visa kita, tai va. Na, o kalbant apie verstinę literatūrą, tai tos kūrybos jau žinot, kaip čia pasakyti, nors dabartiniai, pavyzdžiui, aš daug labai redaguoju negrožinių knygų, tai yra neuromokslai, ten, tarkim, koks nors informacinės technologijos, tai daug dalykų tiesiog ateina iš autoriaus, o dabartiniai autoriai jau ir negrožinės knygas rašo kaip grožinės. Tai jau nebėra tokio didelio skirtumo tarp tos akademinės, kaip seniau būdavo, jeigu akademinė literatūra, tai tada jau ten labai viskas taip. Dabar jau jie ten juokauja, šmaikštauja savo prisiminimus visokius ir pasikeikia, bet visa tai yra visgi mokslas, ir jie vis tiek rašo rimtomis temomis. Tai va čia irgi ir versti, ir redaguoti yra jau toksai, sakyčiau, čia kaip ir naujoviška jau tokia rašymo maniera. Irgi matyt šiek tiek truputį gal pataikaujant masiniam skaitytojui, nes tas akademiškumas, sausumas kalbos labai yra, jis jau šiek tiek nueina į siauresnę tą auditoriją, o jeigu nori pasiekti platų skaitytojų ratą, tai tada taip. Tai net nežinau, čia kažką pasakiau į temą ar ne į temą, bet gal kažkam kilo kokių nors klausimų redaktoriai, tai mielai atsakysiu, ir šiaip, jeigu kas nors nori replikuoti, tai irgi. Aš gal nereplikuoti, o įsijungti norėjau. Gerai, galiu užleisti. Ne, kalbėk. Įsijungti į tą pokalbį. Aš pagalvojau, gal čia kaip mes čia tikrai tų kalbininkų labai skirtingų specializacijų yra, arba dirbančių su kalba, rašytojai, vertėjai, redaktoriai, mokslininkai. Aš
pats turbūt, galėčiau sakyti, kad beveik visus 9 tos pragaro ratus darbo su kalba esu perėjęs ar dar einu, nes ir kažkada ir tarmes tyriau, kurias mes paminėjom, ir žargoną žodynėlį leidau, ir mokiau kalbos ir užsieniečius, ir neužsieniečius, ir verčiu tiek grožinę, tiek negrožinę, ir redagavau, tiesa, nesu toks lupuotas, čia be U ilgosios, bet naujažodis turbūt vienas. Ir šiuo metu turbūt labiausiai vis dėlto daugiausia dėmesio skiriu tam, ko mes nepaminėjom. Tai yra, esu terminologas. Ir mano galva, būtent terminologai, ko gero, į kalbą paleidžia daugiausia, pavadinkim, žodyninių vienetų, leksikos vienetų. Tai yra ne žodžių, o tai, ką mes apibrėžtumėm kaip vieno reiškinio pavadinimą, konkretaus reiškinio, kalbininkai pasakytų sąvokos pavadinimą. Nes per dien mes su kolegomis turbūt sukuriam bent kelias dešimtis tokių dalykų, tai yra terminų. Tiesa, didžioji dalis mūsų terminų sukurtų nebūtų vienažodžiai, jie nesivadovautų tais žodžių darybos algoritmais, bet žodžių junginių darybos algoritmais, kokie su kokiais dera, kokie su kokiais nedera, kaip tiksliau kokius požymius pavadinti, iškelti iš tos sąvokos. Ir taip, nežinau, jeigu pabandytumėm skaičiuoti, kiekgi yra terminų, palyginti su kiek yra žodžių, manau, kad santykis būtų, 1 su 10 žodžių būtų vienetai, o terminų būtų 10 ar gal net ir 100. Tik tai, kad tie terminai yra ir 2 žodžiai, 3 žodžiai, o yra net ir tokių, kur 14 žodžių yra terminų, nes sąvokos labai sudėtingos ir būtent tam reikia įvardinti taip. Tiesa, čia ruošdamasis mūsų šitam pokalbiu su kolegėm, terminologėm pasišnekėjau ir pažiūrėjom, kokių mes ir žodžių prikuriam. Pasirodo, kad ne taip ir retai būtent žodžių darybos tas algoritmus pasitelkiam ir kaip terminologais, kartu su vertėjais, žinoma, prikuriam ir naujų žodžių ir tokių čia užsirašiau. Tai, žinoma, galima spėti, kad turbūt pats dažniausias darybos būdas, ką jau viena mūsų kolegė per pranešimą paminėjo, tai yra žodžių dūrimas. Labai patogus būdas, kai tu nežinai, koks čia požymis svarbiausias, tada sudari 2 požymius, iškeli jų tas leksemas arba šaknis ir pavadini. Tai paminėsiu bent kelis dalykus. Pavyzdžiui, kryžmaveika. Biesas žino, kas tai yra, ne? Visur esės medžiagos, vėjovara. Man labai patiko zvimbtakis. Galite įtarti, kad tai yra iš bičių, bitininkystės srities. Baidjuostė, ar baidjuostė turbūt reikėtų tarti, tai yra paukščių baidymo juostelė. Vėjovarža, toliau kitokių darinių, apyčiurnė visai neseniai esam sukūrę, aptraukioji etiketė, drenažinė, kaip kad siurblinės atitikmuo, kaušeliniai ledai, nors galbūt tokių dalykų mes jau netgi nepastebim arba netgi neužfiksuojam, kad mes patys sukūrėm, bet taip yra. Vis dėlto turbūt kur kas dažnesni dariniai terminologų sukuriami arba netgi nesukuriami, o įleidžiami į kalbą. Jeigu įsivaizduotumėm, tai yra kaip kokios šukos ar kaip kokia terminologai, gal kokia hidroakumuliacinė elektrinė, kur didžiąją masę laiko ten to vandens viršuj, bet nušukuoja dalį vandens vis dėlto praleidžia. Tai yra susijęs su svetimom kalbom ir tai natūralu, nes mes gyvenam globaliam pasauliu, globalioj visuomenėje, kur tos kalbos vienaip ar kitaip mus veikia. Ir mes reiškinių, lietuviškų, grinai lietuviškų reiškinių labai retai kada kuriame. Todėl natūralu, kad mes
kopijuojame, žiūrime į kitas kalbas, na, tam tikrą prasme, ačiū Dievui, gal tai mūsų yra prakeiksmas, kad ta dažniausia kalba, į kurią žiūrim, yra panašiai lietuvių kalba, tai yra anglų kalba. Ir nusižiūrėję į tą anglų kalbą, mes daugelį tų dalykų ir nusikopijuojam, pasižiūrim, kaipgi jie ten padarė ir mes tai padarėm. Arba paimam ir atskirus elementus. Na, tiesa, dar lotyniški tie elementai. Tai vad mes, pavyzdžiui, įsileidžiam visiškai normaliai tos lotyniškus elementus arba tarptautinius elementus, kaip giga. Ir su giga darom viską. Giga fabrikas, pavyzdžiui. Super teršalai atsirado. Ultra plačiatarpiai puslaidininkiai ir daugybė kitų. Na ir dar nedidelis turbūt ploštelis būtų tokių žodžių, kuriuos terminologai ima ir atgaivina. Tas iš senojo sluoksnio, kai jie kažkur nugulė, čia mačiau netgi apie lojoti pastabą mūsų klausytoje parašė. Tai vad galbūt ir tokių atgaivinam, kuriuos netgi kalbininkai yra užmiršę, kad jie yra žodyne arba nebūtinai ne žodyne, kokiuose raštuose ir atsiranda mūsų tekstuose jau visiškai tokiom aktualiom reikšmėm kaip kaupavimas, smegumas, eitis, nykalas ir taip toliau. Tai va, tai aš manau. Egidijau. Ar aš čia kalbėjau tuščiai? Mikrofoną buvai išjungęs. Aš visą laiką kalbėjau tuščiai. Ne. Taip, ne, tik tai paskutinė sakiniai buvo blogai. To čia keistas dalykas, aš jau pamaniau, kad jūs čia mane trumpinat, užtrumpinat. Gerai, matyt, bakstelėjai kažkur mygtuką nedėti. Galbūt. Tuoj pat ir pats sutrumpėsiu ar pasitrumpinsiu. Taigi manau, kad turbūt patys produktyviausi kalbos kūrėjai yra tie terminologai, kurie tikrai nėra vien kalbininkai. Tai yra specialiųjų sričių darbuotojai, savo profesijos atstovai, kurie susiduria su naujais reiškiniais, labai dažnai skolintais reiškiniais, atėjusiais iš visai kitų, bet būtent per profesiją ir vienaip ar kitaip turi sugalvoti pavadinimus. Mokslininkas galbūt sugalvos tokį pagal savo algoritmą, pagal tą administracinę mokslinę kalbą arba technikas, bet, pavyzdžiui, garažo meistrelis, jisai jau sugalvos kiek kitokį, tai yra pasiskolins. Beje, mes visai nepaminėjom, kaip kalbos papildymo vieno iš reiškinių būtent skolinimo. Ar tai yra kūrybinis procesas? Manau, kad taip. Asta? Taip, aš norėčiau, dabar čia man atrodo, kad truputėlį visai tinka į temą, paklausti Egidijaus, jie sukuria tuos žodžius iš 3 žodžių, tuos terminus, bet kaip padaryti, kad juos vartotų ir kad žmonės suprastų, kas tai yra tas jūsų sukurtas. Nes aš susiduriu redaguodama kartais, kai iš vieno angliško žodžio padaromas lietuviškas iš 3 žodžių ir tu jį turi kažkaip vertėjas jau jį dažniausiai paprastai turėtų įvesti į tą kontekstą, bet jisai visiškai nesuprantamas, tai tada vertėjas sako, tai įrašykim anglišką šalia. Tai anglišką visi supras, o lietuviško iš 3 žodžių niekas nesupras. Bet galbūt čia ir yra tas momentas, kai taip tas žodis gali įeiti, palydimas to angliško žodžio. Tai tuose techniniuose tekstuose, teisiniuose tekstuose nelygų paskirtis teksto taip gali būti ir taip. Toks būdas, kai greta parašomas angliškas žodis, kartais parašomas dar ir paaiškinimas. Tie paaiškinimai, tie savokos paaiškinimai, jie dažnai į duomenų bazės, į terminų bazės įrašomi. Pavyzdžiui, skaitykite terminų banką, skaitykite Europos institucijų terminų bazę, JATE. Ir ten tie terminai yra išaiškinimi, nes ne visus teisės aktus į įstatymą kartais negalima įrašyti papildomų nieko. Žinoma, kad riboja kažkokie susitarimai, tai vertėjas ne visą laiką laisvas. Jisai negali visiškai šokti ir fantazuoti, keistis šiek tiek struktūros. Galbūt daug struktūros, šiek tiek gal gali. Tiek, manau, tas pats su grožinė,
literatūra, tiek yra su techniniais tekstais, teisiniai tekstai dar griežtesni. Ir sakyt, kad lietuviško teksto, lietuviško termino nesupras, tai yra toks smūgis nemenkas terminologo į paširdžius. Taip, gali tai būti, bet vadinasi terminologas ir tas vertėjas, juk vertėjai dažnai ir tampa terminologais, jie kuria net dažnai nepasitardami su profesionalais, nors jeigu jau toks svarbus reiškinys, tai taip. Tai jeigu jis išvertė, jo nesupranta, netgi iš konteksto nesupranta, o juk dažniausiai tie žodžiai nėra pavieniai, jie tekste. Jau tekstas turi sakyti, ne pragmatinis tas tekstas, kai ten jeigu kokį naują keiksmą pasakei, tai labai greitai suprasi gavęs į dūdą, kad tai buvo keiksmas. Bet jeigu tai yra techniniam tekste, tai yra kažkoks paaiškinimų, daug kitų terminų ir tai lyg turėtų padėti suprasti. Tai daug tų skirtingų dalykų, bet tai yra techninė kalba, techninė, dalykinė kalba, teisinė kalba, jinai su savo specifika ir jinai tikrai labai gausiai didina lietuvių kalbos raiškos priemonių, tą bagažą, tai yra terminų. Tikrai dešimtimis, šimtais gal netgi per dieną, jeigu žiūrėtumėm visus, kurie verčia svetimų kalbų tekstus, kurie rašo techninius tekstus, aš manau, kad per dieną mes jų surinktumėm ne 100. Aš dar kaip redaktorė norėčiau pasidalinti čia savo paskutinio tokio naujausio redagavimo tokiu momentu. Knyga apie informacinės technologijas ir vertėja su specialiai redaktorė, nes tokia knyga dažnai ar ten jis turi specialų redaktorių, kad peržiūrėtų, ar mes ten kažko ne. Tai jos abidvi kaip ne tai, kad atsisakė, bet nenorėtų vartoti žodžio programišius, vietoj žodžio hakeris. Tai aš klausydamasi visų jūsų ir galvoju, kad visgi tą informacinių technologijų žodyną kūrė turbūt visgi gal specialistai, bet koks specialistas galėjo sukurti vietoj žodžio hakeris žodį programišius. Tik kalbininkas, man atrodo. Kreipkitės į Valentiną Dagienę. Šiuo atveju. Aha, tai va, aš gal nežinau kokių nors detalių, bet žodžiu ir jos man abi kaip susitarusios rašo komentarus vos neidentiškus, kad priesaga iššus, tai čia iš vis kažkokiam smulkiam niekšeliui, o tas programišius, tas hakeris iš tikrųjų daro tokius dalykus, jis gali nulaužti tokias sistemas ten pasaulinio lygio ir jį pavadina programišiu. Stambus niekšelis. Tai, programuošius. Jau reikia kažko didesnio, giga kažko tokio. Giga programuošius. Žodžiu, bet atrodo, kad ne programišius. Tai aš kol kas mano redaguojamoje knygoje šitas žodis pažymėtas yra geltonai, kaip toksai, nežinia kaip man daryti, bet mes kaip leidykla nesam labai bailūs ar ten tokie įsibaiminę, susikaustę, kad nepavartotume toj knygoje hakerio, tai jeigu jau pamatysite, tai jau atleiskite ir nepykite, programišiaus gali ten ir nebūti. Tai va taip kartais būna, regis tas žodis jau yra kaip ir įaugęs, jau jisai daug matomas ir yra, bet gal paviršutiniam sluoksniui, o gilesniam sluoksniui žmonėm kažkaip jisai vis tiek kalbant būtent specializuotam tokiam apie informacinį kapitalizmą, yra tiesiog neatskleidžia to, kas ten yra jį įdėta į tą hakerį. Yra labai daug būdų, kaip išversti, yra visokie ir kompensavimo mechanizmai, ir paaiškinimai, ir kartais tie paaiškinimai netgi grožinės literatūros knygose daugybė realijų paaiškinimų. Jeigu, pavyzdžiui, pasižiūrėtumėte šiuo metu gana populiarią, man rodos, Netflixo serialas netgi yra 3 kūnų problema šiuo metu lyg ir lietuviškai išversta, man rodos, ne man rodos, o tikrai žinau, Saulius Tomas Konradas vertė.
Mūsų leidyklos. Taip, ir juk buvo samdyti techniniai konsultantai tam ir buvo galvojama, kaip konkrečius terminus tenai pavartotus, fantastinius terminus, tai yra būtent fantastikos srities, neegzistuojančių realių, tik įsivaizduojamų dalykų. Tai ir vaizduotės, ir techninio išmanimo, netgi labai gilaus mokslo išmanimo reikia, norint kažką sukurti. Bet, tai tam mes ir turim nedirbtinės galvas, nedirbtinio intelekto, mes jas laužom, ačiū Dievui dar, žiūriu, nenulūžusios, bet tai turbūt vienas smagiausių ir dalykų yra. Kūryba apskritai yra vienas smagiausių dalykų. Ir kalbokūra yra irgi tai visais lygmenėmis. Jeigu jūs pažiūrėsit, kaip vaikai žaidžia, paklausysit, jie kuria žodžius, jie kuria savo kalbą ir jiem iš to smagu. Jie kikena ten iš tų susigalvotų savo žodžių, ypač jeigu pamato dar suaugusių reakcijas. Paaugliai, vartodami žargoną, jie irgi kuria žodžius. Ir tai yra ne tik tas socialinis principas tada, kad ta bendra kalba juos sieja, juos jungia, bet kartu yra ta kalbokūros kažkokia jėga ir jiem tai yra smagu. Ir tas, kuris sugeba aukščiausiai nusikeikti, tampa grupės lyderiu. Tai žiūrėkit, tos kalbokūros yra per visus lygmenis. Jeigu žiūrėsim, mes čia tik tai tokia lyg uzurpavom savo gildiją, tokia, sakom, mes čia kuriam. Ne velnio. Tikrai ne mes kuriam. Mes įsivaizduojamai, sakykim, gal kartais kai kurie iš mūsų daugiau, aš manau, kad Agnė, o gal ir abidvi Agnės daugiausiai sukuria dėl specifikos darbo, kur hobis su darbu labiausiai susijęs, ypač šneku apie rašytoją Agnę. Tai taip, pagaliau kūrybiniai gebėjimai irgi skirtingų žmonių yra skirtingi. Vienas gal ten vieną žodeliuką kažkaip kitaip pavartos, kitas gali labai, labai daug naujų žodeliukų arba naujų dalykų prisakyti. Ar galiu trumputę repliką? Taip, Jolanta. Ilga. Man atrodo, Gyti, jau jūs sakote, mes įsivaizduojam, bet man atrodo esmė, kad mes tai žinome, kad ne mes kuriame. Jūs sakote, aš įsivaizduoju, kad visi lituanistai žino, kad ne lituanistai kuria kalbą. Čia mes bandom sugriauti tą mitą. Kažkodėl žmonėm atrodo, kad lituanistai, bet kuria, tai atrodo net apie ką mes čia ir susirinkom šnekėti. Turėtų būti visiems aišku, kad kūrėjai yra visiškai visi nuo tų vaikučių, kurie iš viso mokosi kalbos, dar tik pradeda. Ta patį matau, ką Jogilė sakė, nes aš irgi užsieniečiam dėstau. Matai, kaip nemokantys sukuria ir gražu žiūrėti, kaip kitasik ir negražu, ir nepataiko. Ir tyčia, ir netyčia. Tai šitas, aš manau, mes ir norim paneigti mitą, kad susėdę mes čia ir kuriame. Ne, kuriame, kai reikia, tai ir kuriate, verčiate, ieškote ir kuriate, bet taip pat kuria ir rašytojas, taip pat kuria publicistas, taip pat kuria bet kuris oratorius, norėdamas atkreipdėmėsi. Tai man atrodo, kad visi, kurie vartoja bet kuriuo lygmeniu, tai tie ir kuria. Tiesiog. Taip noriu. Taip, iš tiesų. Ačiū, labai gražias mintis visi sakote. Egidijui, ačiū už tai, kad įterpė terminologijos aspektą. Noriu priminti, Europos komisijos tyrimas Point and Final Report teigia, kad terminologija pagrindinė šių laikų disciplina. Aišku, gal jie truputį ir perdeda, bet jeigu mes pažiūrėsime naujų žodžių ateinančių į mūsų kalbą struktūrą, turininę bent dalykinę, pamatysime, kad 99,9% yra terminai. Iš tiesų yra taip, apsidairykite, ekranas, riedis, paspirtukas ir visa kita, tai yra kažkokios veiklos ryčių terminai ir nieko mes čia negalim padaryti, nei pakeisti. Bet kai galvoju apie terminus sukurtus Europos Sąjungoje, Europos komisijoje, vertimo direktorate, man visada galva skauda. Tvarumas, subsidiarumas, įtraukumas. Taip mane ėda šitas visas per radiją, nuolatos eina per televiziją ir taip toliau. Tai čia, manau, biurokratinė kalba veržiasi į mūsų gyvenimą ir tiek. Paskutinis klausimėlis visiems.
Iš diskusijos man jis kilo, aš jau nebuvau užsirašęs. Abejonių nėra. Kalba kuria tie, kas kalba. Tačiau po daug metų norminimo, kartais brutalaus, po kalbos standartinės bendrinės įsiveržimą į kasdienį mūsų gyvenimą. Studentų savo mėgstu teisininkus, 200 gaunu teisininkų ir paklausiu, kas mokate tarmę. Iš 200 pakelia 5-7. Aš suprantu, baimė, kaimiečiais pasirodyti nenori, dvigubinkit. Vis tiek baisiai mažai. Vis tiek baisiai mažai. Ir va tada man kyla klausimas, o kalbos kūrybos baimė, ar ji egzistuoja? Ar nebijo mūsų tauta kurti? Juk nepamirškim, kad vienas iš kalbos mirties, kalbos susitraukimo aspektų yra kalbos kūrybos baimė. Ką manot? Jeigu galiu, aš iš karto noriu tiesiog paantrinti, nes pastebėjus irgi, kad studentai ne tik, kad neprisipažįsta mokantis kalbą, bet kartais ir tikrai nesupranta elementarių, šiek tiek labiau tarmiškų žodžių. Ir tas tam tikra prasme gali trukdyti kūrybai, pavyzdžiui, vertime. Ar ne, jeigu verti grožinį tekstą, kuris turi būti, grožinis turi turėti, nes originalo kalba turi kažkokių terminių elementų, aš italistė, tai dėl to ten turi labai dažnai kas nors kokių nors terminių elementų. Ir nėra, taip sakant, tokiu būdu, jeigu neturi kažkokios termės, nėra net galimybės, to resurso neturi, iš ko semtis, ar ne? Ir tai tikrai, man atrodo, per ilgai laikė tą išteklių užrakintą ir sakydami, kad čia išteklius tos tarmės ir per tą laiką visi pamiršo, kur raktas nuo to ištekliaus, bet gal tikrai ne visi yra, tikrai čia nereikia absoliutinti. Tai dar be to gal norėjau dar tokią papildomą pastabą apie tą standartinę kalbą. Čia buvo paminėtas standartas ir substandartas. Aš gal daugiau laikyčiausi tos nuomonės, kad substandartas šiek tiek susijęs galbūt su socialinė padėtim ir kitais panašiais dalykais, bet iš italų vėlgi esu perėmusi tokią terminologiją, kai nekalbant apie substandartą, kas būtų kažkas žemiau, kalbama apie neostandartą, taip sakant, tai kas buvo bendrinė arba standartinė kalba, kai jinai buvo, sakykime, sugalvota ir kol jinai atėjo iki tos kasdienos ir į tą kasdienį kiekvieno gyvenimą pagaliau per tą patį televizorių ar kitais įmanomais būdais, ji nestovi vietoje, ji negali likti tokia pati, kokia buvo, kai parašė, nežinau, gramatikas ir žodynus, ar ne? Ji kinta ir ji tada, tai, kas buvo standartinė tada, nueina į tam tikrą, kas lieka tuometiniai galbūt literatūrai arba, taip sakant, pasikeičia, o tai, kas yra vartojama dabar, jau yra kas kita. Ir man atrodo, yra svarbu nesitikėti, kad ta bendrinė, popierinė ir dirbtinė tokia ir liks, iki jau yra atiduota bendram vartojimui. Ir tai, kas iš jos darosi, yra, sakau, itališka terminologija neostandartas, nežinau, ar būtų kokių nors kitų minčių iš terminologų, kaip dar kitaip tai pavadinti, bet man tai visai patinka tas neostandartas. Ir labai įdomus aspektas, apie tai reikia pagalvoti. Taip. Italijoje tai, pavyzdžiui, dažnai yra žurnalistinis, publicistinis stilius. Aš nežinau, ar galima taip galvoti Lietuvoje, dėl to, kad, man atrodo, to įbaiminimo yra pakankamai dar nemažai. Ir kaip tas dalykas, kad redaktoriai turi redaguoti viską ir suredaguoja labai daug dalykų, įneša nenatūralumo labai daug. Ir tada, kai žiūri, kas yra natūraliai,
tai tada truputėlį, žodžiu, aš matau tokį išsiskyrimą grėsiantį. Nežinau, gal čia ir nėra labai blogai. Diglosija, kaip sakant, yra toksai reiškinys, gal nebūtinai mums jo pavyks išvengti, ar reikia net vengti, net nežinau. Ir dar vienas paskutinis jau dalykas, gaila, kad Saulius Keturikas išėjo, nes man atrodo, kad reikėtų terminologui tada užduotis galbūt. Tas rašymas kaip kalbu, kuris yra dabartinėse, pavyzdžiui, čato situacijose ir kitaip panašiai, tai yra kaip atskira kalbos atmaina, kuri yra kažkas tarp rašytinės ir sakytinės ir turi abiejų elementų, bet tai nėra nei viena, nei kita. Tai yra toks šiuo metu atrodo hybridinis darinys ir jį verta tikrai visiškai atskiro dėmesio dėl to, kad kaitaliojasi, pavyzdžiui, kartais su balso žinutėmis ir panašiai. Tai čia, man atrodo, visiškai nauja ir be galo įdomi tyrimų sritis. Bet aš gal paliksiu laiko šiek tiek ir kitiems. Ačiū, sakykit apie kalbos baimę, jeigu dar kūrybos baimę, jeigu turit ką nors pasakyti. Dėstykit. Taip, aš norėčiau papildyti. Taip, Jogilė minėjote jūs. Taip, iš tiesų žmonės gali bijoti, jeigu tai yra viešieji tekstai, kur žino, kad žiūrės redaktorius ar ne, bet lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne yra labai daug kalbos faktų iš įvairių interneto tekstų, kurie yra tikrai neredaguoti, elektroninė komunikacija visa. Ten redaktorius tikrai neprieina. Ir į jūsų klausimą, Antanai, ar žmonės bijo, ar mūsų tauta bijo, aš atsakyčiau taip. Jei žmogus yra drąsus visose gyvenimo srityse, jei jis yra drąsus, jis bus drąsus ir kurti. Vienas sukurs kokį nors netikusi, nevykusi naujadarą, jį sukritikuos, susigūš ir ta kūryba baigsis. O kitas nusijuoks ir kurs toliau daug žodžių. Tai jeigu mes norime būti drąsi tauta, jei skelbėmės, kad esame drąsi tauta, tai turėtume drąsiai ir kurti. Ar galiu pratęsti Agnės mintį, faktiškai beveik tą patį, nes aš irgi pasirašiau savo, jeigu bus bijotojas, žodžiu, tas toks beveik naujadaras rašytojas, jis nevartos, bus bijotojas redaktorius, jis išbraukys, bus bijotojas tyrėjas, jis irgi, aš pasakysiu, kai redagavo redaktorius mano straipsnį apie Gavelio naujadarus, kolega sako, siaubas, Jolanta. Tai ko tu ten dabar prirašei? Tai aš sakau, žinote, mano galva, tai kaip tokius, nes tikrai stiprokų. Tai sakau, žinote, čia kaip gydytojas nesirenka kurį organą operuoti. Tai mano galva, taip pat ir mokslininkas. Yra kalboje, yra tokie žodžiai, tai jeigu tu nebijotojas, aš visiškai su Agne sutinku. O jeigu jau ar bijai, tai tada jau ir tikrai turbūt Granauskas rašė. Granausko, pavyzdžiui, tekstuose mažai yra, bet jis įrašo, žmogau, tai tu kelis kartus perskaityk didįjį žodyną. Jam gal iš esmės užtenka, yra naujadarų, bet tikrai labai gražu ir nereikia daug. Bet kitam reikia eksperimentuoti ir pavyksta ir nepavyksta. Aš kažkaip nemanau, kad mes esam tokie labai bailiai. O Antanai, jūs kėlėt klausimą, kad graudu, kai paklausėt, kiek tarmiškai šneka, tai man atrodo, kad jau gal reikia pateikti daugiau variantų pasirinkimo. Tarmiškai aš jau klausiu pusiau tarminę, miestų, nes jau tikrai yra, jau dažniau būna nebe tarmės, bet miestų kalbos, kitos atmainos. Tai tiesiog jau dabar taip, bet mane labiau nuliūdino dalykas, kurį visiškai patvirtino per įvairius susitikimus visi, kad tie, kur regionuose, ypač žemaičių, kalbėdavo žemaitiškai, atsimenu, seniai skaičiau viešą paskaitą Kretingoje ir sakė, kad mokykloje mes, sako, tikrai kalbam gimtąją žodžių savo, jau žemaitiškai. Ir dabar sako, kad jau jauni žmonės kalba angliškai. Ir Žemaitijoje, ir tą patį pranešimą skaitė, dabar galvoju, kolegės ir ar būtų Dzūkija, kalbasi angliškai. Tai čia, man atrodo, jau čia visai kito forumo tema yra.
Ir tai čia yra baisesni dalykai, o kad pusiau terminė ar kokia bet kuri kitokia atmaina, tai manau neblogiausia. O kūrybiškų yra ir jaunų, ir senų, ir visokiausių kalbėtojų. Nemanau, kad mes esam labai bailūs. Agnė Žagragalytė, taip. Sakykime. Norėčiau dėl terminologų priminti, kad mano manimo pati pirmoji profesija buvo terminologo, nes Adomui reikėjo įvardinti augalus pavadinimus. Tai... Man nereikia priminti, aš pats buvau tas Adomas, juokauju. Aš gyvenau su terminologu, kol nepakeitė profesijos. Tai puikiai atsimenu šitą nuostabų darbą. Linkėjimai. Vilpernų ir jų baimių. Dėkui. Vilpernų ir jų baimių. Gerai, mėly. Mes susirašinėm. Gerai, mėly bičiuliai. Noriu pasakyti, kad mes jau kalbame 1 valandą 55 minutės. Jau darosi tai nehigieniška. Todėl aš priverstas viską užraukti. Pasakysiu paskutinį žodį, prieš sakydamas paskutinį žodį noriu išgirsti iš jūsų po sakinį 2, nedaugiau. Ką norit apie šios dienos diskusiją pasakyti? Aš norėčiau. Sakyk, Asta, sakyk. Aš norėčiau tik tai vis tiek tos 2 valandos čia praėjo ir vis nuskambėdavo tas redaktorius ten kaip padaro, kaip pataiso, kaip ima, baisu to redaktorius ten ims pataisyti. Tai aš norėčiau pasakyti, kad žinokit, redaktoriai tai bendradarbiauja, jie petys petin eina ir su rašytoju, ir su vertėju, ir su kalbininkais, kurie kūrė ir terminus, ir viską. Mes viską paskui pernešam, perdedam, įdedam į tą kūrinį, ar grožinį, ar negrožinį. Ir visų mūsų noras, kad visi ir skaitytojas, ir vertėjas, ir kūrėjas būtų patenkintas. Tai tikrai redaktorius, aš manau, kad redaktorius visgi ir lituanistą turi redaguoti, ir nelituanistą, kaip šviežiakis, naujakis, jis yra reikalingas ir jis tikrai nėra koks nors baubas. Tai labai džiaugčiausi, jeigu visi po truputėlį keistume tą nuostatą, kad redaktorius tai ne tik, kad laikosi visų ten tų normų ir nieko neleidžia, viską draudžia, taiso ir perrašo. Taip nėra. Galiu patvirtinti ir visiems iš tikrųjų paskleisti. Redaktorius yra pirmiausia mūsų teksto pagalbininkas ir visada tuo džiaugiamės. Aišku, nemokšų arba šūdmalių visose srityse pasitaiko. Ir fizikas gali būti žioplys, ir kompiuterininkas, ir lituanistas. Bet tikras redaktorius yra pagalbininkas. Po paskutinį sakinį. Agne. Viršutinė, man čia viršutinė matosi. Agne Aleksaitė. Tai mano paskutinis sakinys būtų toks. Lietuvių kalbos naujažodžių domenyno rengėjai ir dabar visą laiką sulaukia labai daug žmonių siūlymų. Tai aš norėčiau paskatinti ir šio forumo dalyvius, klausytojus, siųsti mums naujus žodžius, pildykim naujažodžių domenyną visi kartu, kurkim naujus žodžius visi kartu ir tada tikrai paneigsim tą mitą, kad tik kalbininkai kuria neva keistus naujus žodžius. Jogilė. Nebijoti, kurti ir neklausyti, jeigu kas nors sako, kad negalima, o redaktoriai tikrai gali būti labai nuostabus pagalbininkai ir kad tik tokių būtų daugiau. Egidijau. Palinkėsiu visiems drąsiai rašyti, kalbėti, kalbokuriauti ir tada mus visus aplankys nuostabioniška džiugesena. Jolanta? Aš norėčiau pasakyti, kad jeigu dar kas nors iki mūsų šiandienos pokalbio turėjo kokių nors baimių, kad jų tikrai atsikratytų, mūsų kalba yra tikrai turi neįtikėtinas, mes turime išgalės visais lygmenimis ir darybos ir visais kitais. Tai mano tikrai būtų palinkėjimas, turime iš ko rinktis, bet tikrai labai svarbu yra jausti ir suprasti,
kada kas kur tinka. Tiesiog, man labai, aš tikrai visada sakau, turime atmainų ir jos visos turi savo vietą, turim senų ir naujų žodžių, bet žinoti, jausti, tiesiog jausti, kada kur kas tinka. Asta. Aš truputėlį palinkėsiu ir tų naujadarų, kurie iš tikrųjų nei naujadarai, nei naujažodžiai ieškoti tarmėse. Tai čia buvo geras mūsų paskutinis toks akcentas, kad nesibijokim tų tarmių ir jeigu tik tai mokam ir gal reikia inicijuoti kokias nors metus, ten tarmių, kalbėjimo, rašymo, kažką truputėlį žmonės paskatinti. Aš irgi atvažiavau iš Utenos, kalbėdama uteniškių Rytų aukštaičių tarme ir profesorė Daujotytė pasigrožėjo, o aš pagalvojau, kad mane supeikė ir tuo metu taip man atrodė ir pasijutau kaimietę. Tai dabar man tik tai juokas ima ir kai tik tai grįžtu į savo Uteną, tai visada kalbu aukštaitiškai. Tai linkiu truputėlį ir šitoje plotmėje pasisemti tų žodžių naujų ir juos ypač grožinėje literatūroje vartoti. Pavyzdžiui, atšlaimas, koks gražus žodis, tai puikiausias. Ir jeigu yra iš tikrųjų romanas, tai tegul jis ten labai savo gražiai ir tupi tas žodis. Tai tiek. Ir Agnė. Aš dėl tarmių tai tikrai turiu gerų naujienų. Nes bent jau artimoje aplinkoje su sesėm ir draugė mes susirašinėjom tik tarmiškai ir manau, kad tarmės darosi labai madingos. Pavyzdžiui, Pasvalio rajono laikraščio Darbas redaktorius turi tokią antrą tapatybę Dėdė Juzė. Tai Facebook'e po to Dėdė Juzė, ten 1000 draugų ir visi komentuoja tik tarmiškai. Labai geras. Taigi, mielieji, mūsų kalbos forumas atėjo į pabaigą. Daug aš čia prisirašiau gudrių minčių, kaip aš gražiai apibendrinsiu, kaip čia mums 1000 metų ta mūsų lietuvių kalba gyvuoja, bet nutarėjau viską numesti į šalį ir paminėti tik tai 3 dalykus. Pirma, mes neaptarėm labai svarbaus dalyko kūrybai – mokyklos įtaka. Mokykloje lietuvių kalbos mokymas yra, iš to, ką aš matau pirmame kurse, yra baisi problema. Tai atskiro forumo tema. Toliau, norėčiau Agnei Aleksaitei pridėti, pratęsti jos mintį. Mėly žiūrovai, čia ne tie, kurie čia dalyvauja, ne lituanistai, o apskritai visi, būtinai įsiveskite į internetą naujažodžių duomenynas į paieškos langelį ir visada jums parodys ir siūlykite pačius visokiausius naujausius žodžius. Tai yra labai įdomus, taip sakant, eksperimentinis, bet labai naudingas lietuvių kalbai interneto išteklius. Visiems linkiu būtinai tuo naudotis. Na ir paskutinė mano mintis tokia. Pacituosiu Vytautą V. Landsbergį. Įsiklausykite. Čia 8 eilutės 9. Leistuvis. Jums gal yra žinoma šitas dalykas, bet čia aš orientuojuosi į klausytojus, kurių nematau. Leistuvis. Kartą rudnosiukas susitiko ežį, o tas klausė, kaip jauties? Jaučiu, kad nejaučiu, skėstelėjo rudnosius, viskas šuniui ant uodegos. Užjaučiu, atitarė ežys ir buvo beeinas. Gal patartum visgi ką daryt, jau ne juokais pasiteiravo rudnosiukas. Turi viską sau leisti. Ką viską nustebo nustebėtis? Viską, klestelėjo spygliais ežys ir nudrožė tarsi koks drožtukas. Toliau įvykiai klostėsi kuo klosčiausiai. Kaip ežys tarė, taip rudnosiukas ir padarė. Leido sau viską leisti. Apsileido, įsileido, pasileido, užsileido, prisileido, išsileido ir nusileido. Ir ką sau manot? Netrukus tapo vėl jautrus bei linksmas, kaip koks lapinas tapinas. Negi dar jautresnis. Ačiū visiems. Forumą vedžiau aš, Antanas Smetona. Vilniaus universitetas, lietuvių kalbos katedra. Visiems viso labo. Viso gero. Sudie visiems. Viso. Sudie. Čia